Sveiki! Kviečiu pasiklausyti ištraukos iš pasakos, kaip karalienė ir katė vietom apsikeitė. Ir kasgi tada nutiko? Visą istoriją rasite Mėnulio radijo Patreon puslapyje. Labai dėkojame už paramą. Karalienė taip mylėjo Elą, kad jau nuo mažų dienų pildė kiekvieną jos norą. Noriu miegoti kiaurą dieną, sakydavo Ela, ir karalienė jai leisdavo. Noriu vakarienei šilto karvės pieno ir spindinčios lašišos. Ir karalienės tarnai tuoj pat kaisdavo puodus. Noriu eiti į miestą ir kad visi vaikai mane glostytų, miauksi Ela, ir karalienė jau leidžia įsakymą, kad visi karalystės vaikai privalo glostyti jos katę. Taip ėjo dienos, kol vieną vakarą, kai lietūs už lango lijo, karalienė ir sako: Žinai, Ela, kartais aš tau pavydžiu. Nereikia tau nei karaliauti, nei norų pildyti, gali katiniauti sau ir tiek. Ir aš norėčiau bent vieną dienelę pabūti kate. O gudruolė murkteli ir sako: Miela karalienė, kaip gera jums karaliauti ir pildyti visų norus. Ir aš vieną dienelę norėčiau pabūti jūsų vietoj. Karalienė tik aikteli, juk tavo noras, Ela, man įsakymas. Ir nė nepajutusi, ką daro, nusiėmė karūną ir uždėjo ją katei ant ausyčių. Šeka tau, nė negalvojau, kad bus taip paprasta. Ir karalienė tuoj pat pasijautė apsnūdusi. Labai užsinorėjo pieno, tai išmaukė stiklinėlę, o tada susirangė lovūgalį ir užmigo. O katė užšoko ant stalelio, pažiūrėjo į save veidrodėlyje ir parepetavo: Mielieji karalystės gyventojai, su jumis sveikinasi jūsų karalienė Ela. O tada nutipeno prie lovos. Užšoko ant pagalvių ir karališkai saldžiai užmigo.